Sveiki, išaušo. O dar neypatingas šeštadienio rytas. Ryte buvo tai 4, dabar apie 5-6 rodo kažkur jau apie 12 valandą. Kur keliausim, aišku, bandysiu ir parodyti. Lauksim, aišku, tokių ir tokių. Pirmin, važiuojam. Na štai, pasirinkom savo seniai pamėgtą vietą. Medaus slėnis, kuris randasi prie Jurbarko. Tai ten toliau Nemunas teka. Pasirinkom vien dėl to, kad čia toks kaip ir slėnis yra. Nes šiandien kol kas vėjuota diena, tai, bet kaip ir sakiau, slėnis apačioj, ne ant kalno. Taigi vėjas tik medžių viršūnėse. Šiandien dar su dronu skraidysiu, atvažiavom pailsėti. Kaip matot, čia gražu, labai gražu. Dar vokiečiai atvažiavo šalia. Liuks vietelė, mes čia jau kokį 3 ar 4 kartą atvažiuojam, kai visai savaitgalis ir niekur toli nereikia važiuoti. Nemunas va ten. Per kelią pereini. Toliau, rytoj paskraidysiu tikriausiai. Nuskris reikės iki Nemuno. Štai mūsų šventinė vakarienė. Išaušo. Antra mūsų išvykos diena. Dar puikesnė negu vakar. Einam pasivaikščioti. Ten apačioj va Nemunas. Vakar su dronu aplėkiau. Mašinas važinėja, kelias Jurbarkas, Kaunas, trūdesiai aplinkui. Uždarytas kelias. Čia mes vasarą ėjom prie Nemuno to keliu. Tai čia galim praeiti. A neįsim prie Nemuno? Nu vėjas toksai šaltokas, jokai. Vėjas šaltokas. Gerai, einam, atsidarysim stebuklingus vartus. Einame link kelio. Toliau yra kavinė tiesiai, kuriai mes dar nebuvom. Tik per kelią pereini ir kitoj pusėje jau Nemunas. Tai jau vėja visai nėra. Nemunas. Jo truputį padidėjęs. Vasarą, kai čia buvom, tai buvo siauresnis, nudžiūvęs. Taip, gražu. Čia buvom prieš
metus vasarą, tai čia buvo nudžiūvę visai. Dabar tai, jūrų spalvų nėra. Pilka. Naktis praėjo puikiai, nors buvo apie 0 temperatūros. Susistatėm taip apie 18 laipsnių. Tai pasaka. Išsimiegojom, pavakarojom, tai šiandien taip išsiritėm iš lovos, tai po 10 valandos, sekmadienis. Tai namie kažkaip neišeina. Namie būnant jau 8 valandas ir keliamės, o čia galim padrėsuot, niekur neskubom. Pasaka, tą savaitgalį kažkur planuojam. Dabar jau nebesvarbu. Orai pasižiūrėjom, kad buvo minusas naktį, vis tiek puiku. Dabar čia apie 0 irgi. Paukščiukai čiulba, raudikas. Pagaliau einam namo, užsisėdėjom. Žuvis šokinėja. Šokinėja. Varlės žuvis. Kvepia pirtim. Kiberiukai paruošti šeimynai su vaikais 2 aukštės lovos.